Sveiki visi ir šiandien pakalbėsime apie kodo analizę. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Mes jau žinome, kad galim prisisiųsti paketą iš Nugget Packages ir šiandien pakalbėsime apie .NET Benchmark. Taip jis pas mus atrodo ir mes jį galim užinstaliuoti. Ir toliau mes turim parašyti kodą, kurį norim išanalizuoti. Tai tas kodas turi būti patalpintas pas mus viduj klasės. Pavadinsime tą klasę Performance Tests ir viduj Performance Test klasės mes realizuosime masyvą. Konstruktorėje jį užpildysim elementais nuo 0 iki milijono ir čia pas mus yra 3 testai. Virš kiekvieną mes rašome atributą Benchmark, nurodant, kad tai ir bus mūsų testas, kurį mes turėsime įvykdyti. Ir mes paskaičiuosime sumą visų tų skaičių. Ir rezultatą atiduosime. Vienu atveju tai pas mus bus paprastas foras, kitas atvejs, kai pas mus bus for each ciklas ir trečias atvejs, kai pas mus bus vėl for each ciklas ir mes dirbsime jau su IEnumerable, o ne su masyvu. Ir pagal idėją pirmas ir antras metodas turi duoti tą patį atsakymą, nes toks for each ciklas pas mus turėtų būti sukonvertuotas į paprastą forą, o čia mes turėsime išskirti papildomos atminties enumeratoriui ir tai turėtų veikti lėčiau negu paprastas foras. Kaip mums dabar paleisti tuos visus testus? Mes turime pridėti namespace benchmark.net running ir iš benchmark runnerio iškviesti metodą run ir tarp trikampinių skliaustų nurodyti, o iš kokios klasės mes norime paraninti testus. Ir pažiūrėsime į rezultatus. Pamatysime, kaip greitai veikia vieni arba kiti metodai. Tik labai svarbu, kad jūs iš debug modo pereitumėt į release modą. Paleidus tą kodą jums reikės truputį palaukti, nes skaičiavimai vyks kažkurį laiką. Ir labai svarbu, kad mūsų klasė, kurioje mes rašome testus, būtų irgi public. Ir po to, galų gale, mes pamatysime lentelę su rezultatais. 6.5 hours later. Ir dabar mes galim pamatyti, o kokie pas mus yra rezultatai. Ir kaip mes ir galvojame, ilgiausiai pas mus veikia tas metodas, kuris naudoja enumerable tipą vietoj paprasto masyvo. Greičiausiai veikia pas mus for each ciklas, dvigubai ilgiau veikia paprastas foras. Ir tai yra įdomus rezultatas. Aš pats galvojau, kad foras ir for each veiks vienodai, bet ne, for each išėjo greičiau negu paprastas foras. Ir taip, jūs rašant savo programas, galite patikrinti kodo dalis ir pasirinkti būtent tą kodą, kuris veikia greičiau arba naudoja mažiau atminties negu kitas jūsų sprendimas. Ir tas .NET Benchmark gali būti naudojamas optimizacijai. Taip pat mes galim patikrinti, o kiek papildomas atminties naudoja mūsų kodas. Jeigu mes parašysime memory diagnoser virš mūsų klasės, viduj kurios pas mus yra benchmarkai, tai mes galėsime dar pažiūrėti ir kiek atminties buvo panaudota. Dabar įsivaizduosim, kad pas mus yra kažkoks ekranas, Full HD, ir tas ekranas saugo tam tikrus pikselius. Pavadinsime tą masyvą iškart screen. Nurodysim, kad čia pas mus bus plotis padaugintas iš aukščio ir pabandysime užpildyti tą masyvą nuliais. Ir pažiūrėsime, koks kodas suveiks greičiau. Čia nagrinėti, kiek atminties bus sunaudota, kaip ir nereikia. Mes norėsime patikrinti tik greitį ir sakysime, kad norim visą masyvą užpildyti nuliais. Ir toliau padarysime lygiai tą patį dalyką, tik pakeisim vietomis forus. Iš pradžių mes eisime per J ir po to eisime per I. Atrodo, kad rezultatas turėtų būti tas pats. Bet iš tikrųjų pas mus gali būti skirtumas tarp rezultatų. Paleisim tą kodą ir pažiūrėsime, kokie jie bus. Na ir nors atrodė, o koks skirtumas? Mes tik forus pakeitėm vietomis, algoritmas yra tas pats, o skirtumas yra labai didelis. Mūsų antras testas veikia 4 kartus lėčiau negu mūsų pirmas testas. Ir nors kodo atžvilgiu čia nėra jokio skirtumo, mes ir ten paimam tam tikrą elementą masyvo, bet čia jau įtakoja žemesnis lygis mūsų kompiuterio. Procesorius turi tam tikrą savo kešą, kur yra saugomi duomenys, kurie mums gali būti reikalingi. Ir pirmo testo atžvilgiu mes einame po vieną elementą, tai I yra nulinis ir J keičiasi. Tai bus 0, 1, 2, 3. Ir kai praeis pirmas ciklas, mes eisime prie antro. Ir ten irgi eis pas mus visi sekantis elementai. Indeksai eis iš eilės. Ir gali išeiti taip, kad tam tikri reikalingi mums elementai jau yra procesorėje. Ir dėl to tas veiksmas gali būti greitesnis. Tarkim, mes dirbame su 5 elementu ir jau procesoriaus kešė pas mus yra 6, 7, 8 ir taip toliau. Ir mes labai lengvai galim tos elementus pakeisti į nulius ir po to tą informaciją atgal grąžinti į ramus. O kai pas mus yra antras testas, nulinis elementas, po to 1080, po to 2160 ir taip toliau. Ir šalia esančių elementų ten gali ir nebūti, ir mums tada reikės eiti prie RAM atminties, imti iš ten duomenis ir perkelti duomenis į procesorių. Ir tik po to įvykdyti visus veiksmus. Ir man atrodo, kad dėl tos priežasties antras testas veikia daug lėčiau negu pirmas testas. Na ir mes dar pažiūrėsime į tai, o kokios gali būti problemos, kai mes bandysime matuoti kodą.
Ką mes darysime čia? Vėl sukursime masyvą, kur pas mus bus reikalingi mums elementai ir mes bandysime kiekvieną elementą sukonvertuoti naudojant select metodą. Ir mes kiekvieną elementą kažkaip bandysime sukonvertuoti ir atiduoti. Tai mes čia parašėme kelis metodus ir pažiūrėsime, kaip jie veikia. Taip pat pamatosime, kiek kiekvienas reikalauja atminties. Tai sukursime paprastą masyvą iš pradžių, kur pas mus bus elementai. Ir po to sakysime, kad norime gauti kaip rezultatą IEnumerable, kurio kiekvienas elementas yra pakeltas kvadratu. Tai pirmu atveju mes sukursime paprastą listą ir į tą listą pabandysime įkišti visus tos elementus. Ir rezultatą atiduosime. Toliau mes darysime lygiai tą patį, bet iš anksto nurodysim, o kiek pas mus bus elementų. Trečiu atveju mes sukursime listą, bet ten iškart bus tie elementai, kurie pas mus saugomi viduj originalaus masyvo. Trečias atvejis pas mus bus, kai mes naudosime select metodą, pažiūrėsime, kiek jis reikalauja atminties ir laiko. Na ir paskutinis atvejis, kai mes padarysime tą patį, tik dar sukonvertuosime rezultatą į listą. Paleisim tokį kodą ir pažiūrėsime, koks bus mūsų rezultatas. Na ir paleidus tą kodą mes matome, kad pas mus įvyko klaida. Nes iš testų mes negalim atiduoti IEnumerable. Aš norėjau parodyti, kokios pas mus įvyks problemos, bet problemų nevyks, nes benchmarkas jau apie tai pagalvojo ir neleis mums tų klaidų padaryti. Mes dabar sukursime papildomą custom configą, naudojant kurį ir padarysime viską, kuris ir nerodys mums to error. Ir pažiūrėsime, koks bus mūsų rezultatas. 2000 years later. Gerai, tai dabar mes galim pažiūrėti, o kokie pas mus yra rezultatai. Tai prieisime prie mūsų pirmo metodo, kuris yra newList, kai mes kūrėme listą ir bandome jį užpildyti. Ir matome, kad čia pas mus nuo 3 milisekundžių iki 3,5. Tiek veikia tas metodas vidutiniškai. O kai mes iš anksto žinome dydį, tai beveik trigubai mažėja tas laikas. Nes mums kiekvieną kartą nereikia didinti mūsų listo, nereikia kurti naują masyvą, į kurį mes viską perkelsime. Ir panašus rezultatas pas mus išeina, kai mes kūrėm naują listą iš masyvo. Bet jeigu mes pažiūrėsime, kaip pas mus veikia linkas su selectu, tai mes iškart galim pamatyti, kad čia jau 13 nanosekundžių, 18 nanosekundžių. Labai greitai veikia tas metodas. O būtent dėl to, kad mes nieko neskaičiuojame. Kaip jūs prisimenate, yra toks dalykas kaip atidėtas vykdymas ir mes tiesiog nurodome, ką reikės padaryti. Ir tas nurodymas, ką reikės padaryti, užtrunka labai mažai. Ir mes iškart atiduodame rezultatą. Bet jeigu mes konvertuojame tą rezultatą į listą ir atiduodame, tai matome, kad iki milisekundės užima tas darbas. Paleisime tą patį testą, tik dabar nurodysime, kad visur pas mus bus listas vietoj IEnumerable, kad nebūtų to atidėto vykdymo. Ir pažiūrėsime, kokie rezultatai pas mus bus dabar. Ir čia dabar mes matome rezultatus, kiek mikrosekundžių užima kiekvienas metodas. Ir matome, kad kiekvienas kitas reikalauja 3,8 MB, o newList reikalauja 8 MB. Būtent dėl to, kad mes iš anksto nenurodėm, kiek pas mus bus elementų ir didinam tą listą po truputį. Ir mums reikia vis daugiau ir daugiau masyvų sukurti naujų, tam, kad perrašyti duomenis, kaip aš jau ir pasakiau. Tai dabar jūs žinote, kaip matuoti savo kodą. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų kitoje pamokoje.